Labas, šiandien mes einame į pomidorų pasaulį. Iš tikrųjų labai sunku įsigaudyti toj visoji pomidorų veislių gausybei, tai aš noriu šitą video paskirti tam, kad išsiaiškintumėm, kokie yra dažniausiai naudojami terminai, kai kalbame apie pomidorų veislės. Tai yra, kas yra determinantiniai, indeterminantiniai, hibridiniai, veislė. Kaip žinote, ar tinka ta pomidorų veislė auginti lauke, ar šiltnamyje, ar balkone. Taigi einam dabar giliai į kiekvieną šitą grupę, išsiaiškinsim, ką reiškia tas naudojamas terminas ir kaip suprasti, kas tinka jums. Jeigu ant pomidorų pakuotės nėra raidės H, tai vadinasi, tai yra pomidorų kažkokia veislė. Reiškia, šitie pomidorai yra užauginti selekcijos būdu, atrenkant pačius geriausius, skaniausius ir visokiausius pomidorus, išsaugant jų sėklas ir tokiu būdu jų pasidauginant kitiem metam. Vieni pagal didumą, kiti pagal mėsingumą, kiti pagal spalvą, dar kažką. Tai tokių mes turim N. Dabar aš turiu čia radaną, yellow pear shaped ir citriną. Tokius tris išsirinkau aš. Yellow pear shaped, tai aš labai tikiuosi, kad čia medaus lašas, tokie super saldus, kurie mums labai patiko pernai. Tai šiemet mes irgi pasisėsim ir pasižiūrėsim, ar čia yra jie. Taigi, kuo skiriasi nuo hibridinių? Turiu čia irgi tris – Orkadoje, Logistika ir Jazminė. Prie kiekvieno iš jų parašyta raidelė H. Anksčiau hibridiniai būdavo žymimi raidelėmis F1 kaip formulė 1. Tai jų esmė yra tokia, kad jie yra išvestinės selekcijos būdu, o tiesiog sukryžminant galima sakyti pomidoro mamą su tam tikrom savybėm ir pomidoro tėtį su kitom savybėm. Ir tas pomidoras vaikas, kurio sėklą mes nusiperkam, turi tas būtent savybės, kažkokias jau tas labai geras, kurios ir yra reikalingos ir jos galioja tik tai tam vienam derliui. Vadinasi, jeigu mes išsaugosim jos sėklas, tai arba iš viso gali nesudygti, arba sutiks, bet neaišku kas, neaišku su kokiam savybėm. Tai tiesiog galit nusivilti, neapsimoka savo išsisaugoti hibridinių pomidorų sėklų. Bet kuo yra gerai hibridai tuo, kad jie turi, kaip ir sakiau, tas savybės. Pavyzdžiui, jie gali būti žymiai atsparesni ligoms, tas yra labai gerai, gali būti kažkokio ypatingo skonio, arba gali būti, kas yra gana dažnas atvejis, labai transportabilus. Pavyzdžiui, tas pats logistika, ką jau ir pavadinimas mums sufleruoja, kad mes negalim tikėtis kažkokio skonio. Aš spėju, čia kažkas panašaus kaip parduotuvėje mes galim nusipirkti tokius, kurie ilgai laikosi. Skonis toks. Tai va, bet kito atveju gali būti, kad bus kaip tik superiniai labai skanus ir saldus pomidorai. Taip, kad viskas priklauso nuo to, kokios savybės tam buvo pasirinktos. Tai yra pagrindiniai skirtumai tarp hibridinių ir nehibridinių. Natūralu, kad veislė, jie yra pigesni, nes jų pasidauginti yra lengviau, o hibridiniai yra brangesni, todėl kad jie yra specialiai sukurti ir iš esmės yra vienam derliui. Taip, kitas terminas, apie kurį noriu pakalbėti, yra determinantiniai ir indeterminantiniai. Pradėsim nuo indeterminantinių, kurie yra mums labiau pažįstami. Tai šiuo atveju aš turiu jaučio širdis, jau tikrai jau klasika, dideli mėsingi tokie. Turiu Čerolą hibridą ir turiu Kostoliuto Fiorentina. Toks itališkas labai gražus pavadinimas, tokie briaunoti, labai faini raudoni pomidorai. Dabar taip, ką reiškia indeterminantinis? Tai vadinasi, jis neturi pabaigos. Tai yra tas tradicinis mūsų pomidoras, kurį mes auginame šiltnamiuose, jis vyniojasi aplink mūsų atramas, mes jį turime pririšti, mes turim skabyti jam pažastinius ūglius, nes kitaip tai jisai augtų be galo, be krašto ir be proto, mums būtų džiunglės, vaisių sulauktumėm sąlyginai nedaug, nes jis vis augintų dar daugiau šakų ir dar daugiau šakų. Taigi mes jį tam tikrų būdų kaip ir apribojam. Jeigu mes jo neapribotumėm, tai jis augtų, man atrodo, amžinai, iki tol, kol jį jau visiškai prigesintų kokios nors ligos, arba mūsų atveju iki tol, kol ateina tiesiog ruduo. Taigi tai yra indeterminantiniai pomidorai. O atvirkščiai determinantiniai reiškia, kad jie turi tam tikrą savo baigtinį laiką. Vadinasi, jie auga gražiom stadijom. Dabar žydi, dabar mezga vaisius ir dabar nunyksta. Tai reiškia, kad skabyti jų iš esmės nereikia, nebent jų visai ten džiunglės jau yra. Ir tas yra beje labai geras palengvinimas gyvenimo. Bet
Bėda ta, kad jie sunoksta praktiškai vienu metu. Kaip indeterminantinius, tuos mūsų įprastus pomidorus mes galime skinti praktiškai visą sezoną iki rudens, tai determinantinius, kai ateina jų metas sunokinti vaisių, tai jie juos sunokina 2, 3, maksimum 4 savaitės ir viskas, pomidorų nėra. Taigi, kada mums tinka determinantiniai pomidorai? Tada, jeigu jūs norite konservuoti ir jums tinka tai, kad bus didelis pomidorų kiekis vienu metu, ir tada, jeigu jūs auginate pomidorus balkone, nes iš tikrųjų yra žymiai paprasčiau, galite gražiai įdėti į kažkokią tai dėžutę, tą pomidorą, jis tokių gražių krūmelių auga, jam didelės kažkokios ypatingai priežiūros nereikia ir jūs turite savo pomidoriukų. Tai čia yra pagrindiniai skirtumai tarp determinantinių ir indeterminantinių. Apie tai aš esu parašiusi ir straipsnį, kur šiek tiek jų skirtumus nagrinėju detaliau, taip kad galite pasižiūrėti čia nuorodoje ir persiskaityti apie juos daugiau. Dar vienas dalykas tai yra beicuotos sėklos arba įprastos arba ekologiškos. Kas yra kas? Įprastos aišku. Dabar beicuotos kas yra? Dar kitaip vadinamos dražuotos. Tai yra sėklos, kurios apvoliotos tam tikram cheminiam tokiam mišinyje, kuris padeda geriau sudygti sėklai ir padeda apsaugoti nuo ligų. Taigi, daigumas tokios sėklos bus žymiai geresnis, tą turėkite omenyje. Kaip žinoti, tai tiesiog ant pakuotės būtinai yra parašyta, kad tai yra beicuotos sėklos. Ir kai jau jūs pakuotę atidarysite, tai jūs pamatysite, kad sėklos yra spalvotos, tam, kad tikrai žinotumėm ir nesupainiotumėm. Taigi jos gali būti rožinės, oranžinės, žalios, raudonos, žodžiu, iškart suprasite. Dabar jeigu einam į visiškai kitą pusę natūralumo, tai galima rasti ir ekologiškų sėklų, nors su pomidorais nepasakyčiau, kad čia dažnas atvejis. Tačiau ar verta rinktis ekologiškas ar ne, aš čia turiu kitą nuomonę, galite pasižiūrėti kitą video, kur aš apie tai kalbėjau, koks yra skirtumas realus tarp įprastų ir ekologiškų sėklų. Kai renkate sėklas, yra dar vienas svarbus dalykas, kurį turite atsižvelgti. Tai yra, kur jūs auginsite savo pomidorus. Tai vienas dalykas, jeigu jūs auginsite šiltnamyje, kitas jeigu lauke, o kitas jeigu balkone. Tai visais trim atvejais gali būti, kad jums tiks ir determinantinės, ir indeterminantinės. Ir gali būti, kad jums tiks ir veislė, ir hibridai. Ir nieko aš naujo neprigalvosiu, čia iš esmės viskas parašyta būna ant pakuotės. Šiuo atveju šiltnamiu aš turiu, pavyzdžiui, Bruklino hibridą, Silviana hibridą, Spencer vyšniniai pomidoriukai ir Magnus hibridą. Ar tinka jūsų sėklos auginti lauke, lygiai taip pat bus parašyta ant pakuotės. Šiuo atveju aš turiu Shake, Polbik tokie didelį hibridai ir Promik. Apie Promik aš jums minėjau, kad tai yra determinantinė veislė. Iš tikrųjų, lauke yra patogiau, kai nereikia milžiniškų atramų ir skabimų visokių daryti. Užtenka nedidelės atramos, jeigu tai yra determinantiniai pomidorai. Ir jeigu jūs auginate balkone, tai lygiai taip pat determinantiniai pomidorai, kaip aš jau minėjau, tai yra patogiau. Pavyzdžiui, Vilma, tikrai daug kas augina juos, raudoni pomidoriukai ir vynas. Tai yra tokia Veneros, čia matyti oranžiniai, tokie gražūs vyšniniai pomidoriukai. Tai dažniausiai, kur jau būna irgi aiškiai parašyta, kad balkonui tai yra skirti pomidorai, tai jie dažniausiai būna determinantiniai, bet ne visada tikrai galite ir įprastus indeterminantinius auginti balkone. Tik priežiūros reikės daugiau. Be abejo, visų šitų sėklų, ką aš išvardinau šiandien, tai aš nesijęsiu, man tai būtų visiškai per daug. Bet aš esu susidariusi tam tikrą savo sąrašiuką. Iš tikrųjų mes sėsim kartu su mano tėvais ir kartu su mano visa šeima, taip kad mūsų sąrašiukas tikrai netrumpas. Jeigu jums įdomu pasižiūrėti, tai jūs tiesiog pasižiūrėkite čia YouTube aprašyme ir aš surašysiu visas sėklas, ką aš čianais paminėjau. Jos yra iš parduotuvės Žalia stotelė, tai jūs galite paprastai ir patys nusipirkti, jeigu kažkas patiks. Ir tenais užsirašysiu ir tą savo sąrašiuką, kurį mes atsirinkome sėti šiais metais. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu norėsit pasižiūrėti ir kaip toliau mums seksis arba gauti kažkokių patarimų, tai prenumeruokit mūsų kanalą. Susitiksim. Iki.